Žodžiu, dabar trumpas video, nes aš kelsiu po to visą. Trumpai tariant, buvo viskas suplanuota, pas mane buvo atėjus padėjėja, buvo vaikas su ją, kai atvažiavo policija. Policija atvažiavo dėl mano kreipimosi į prokuratūrą, dėl vaikų teisų, ten klastojimo dokumentų, persekiojimo ir policijos persekiojimo. Mane kaip policija persekiojo. Kai važinėjame melagingais iškvietimais, be įrodymų, nes tai iškvietimai buvo nepatvirtinti, melagingi, baudų niekas negavo iš melagingus iškvietimus. Policija mane terrorizuoja, vaikų teisės mane terrorizuoja ir aš kaklą lėčiu, nes man skydliaukė, o ne aš, kad bijau. Trumpai tariant, tai. Žmonės, pažiūrėkit, kas vyksta. Policija atvažiavo mane bauginti dėl kreipimas į prokuratūrą, dėl policijos persekiojimo. Mane sergančiai ištempė iš namų, 2 policininkės baugino mašinoj. Ir viskas, kaip suprantu, buvo suplanuota. Jeigu ne laivas, mane būtų turbūt išvežę kažkur pakasę. Kodėl aš taip sakau? Aš taip sakau todėl, mano akis blizga dėl temperatūros. Tai pasimatuosiu žodžiu. Kodėl aš taip sakau? Buvo darbuotoja, buvo su vaiku. Policija mane išsitempė, netėčia, vis laik pareiškimą ima čia, namie. Tipo aparatūros neturi laptopo ir nešiojama printerį, vis laik turi ir jie buvo mašinoj. Mane išsitempęs temperatūrą gaminant valgį, darbuotojai buvo likę 15 minučių darbo. Žodžiu. Ir jeigu ne laivas, negyva transliacija, būtų mane išvežę, nežinia kur. Ir vaikai pasiėmė organam. Taip suprantu. Ir šeimininkas nesąmonės daro, ten tipo išsikraustyk, nors aš nieko nepažeidžiau, laiku moku mokesčius už butą sumokėta dar 4 mėnesius į priekį, teisiškai jis negali fondui gražinti pinigų, ar man gražinti, tai yra negražinami pinigai, teisiškai. Aš nežinau, jeigu policija daro taip, aš nežinau, gal jis kokius galvažodžius atsiūs, mane su vaikais, su vaiku, kokiais vaikais, mane su vaiku tas šeimininkas žada išmesti su galvažodžiais į gatvę. Nors viskas sumokėta, kad tipo aš kažką sugadinu, nieks nėra sugadinta, ir to įrodymo nėra, nes to nėra, nes rūsi tai jie iškrausta, aišku, aš į policiją negaliu kreiptis, nes policija mane persekioj. Aš suprantu, kad čia išva, bet aš neturiu kur eiti, aš neturiu giminių, kuriem rūpėtų, aš neturiu draugų, kuriem rūpėtų. Aš suprantu, kad čia persekiojimas vyks, visi supranta, ir vaikų teisų, ir socialinių, ir policijos. Nu, aš maniau, kaip prokuratūra įsikišo, kad kažkas pasikeis, bet tai prokuratūra nukreipė tyrimą, kaip suprantu, į policiją, o policija mane šiurpino. Policija pasiemus mane šiurpino. Čia ar tu turi įrodymų, tu neturi įrodymų, ką čia rašinėjai. Vaikas buvo paimtas teisėtai, tai jeigu Panevėžio teismas nusprendė, kad neteisėtai, nes orderis nepagristas. Tai neteisėtai, tai buvo pagrobtas vaikas. Nes smurto nebuvo. Kodėl aš iš vis esu tom atvejo vadybose, vaikų teisėse, ten socialiniuose. Tai neturi pagrindo. Jie neturi pagrindo, jie ieško ten čipsas ant žemės, dar kažkas. Čia visaip viską bandė. Teisiškai nėra tam pagrindo. Man nerūpi, kas kada buvo, taip kažkada buvo. Ten irgi buvo spastai, buvau užgerusi truputį, įpučiau truputį, niekas neatėjo ir rašė įskaitą, bet tai buvo labai daug prieš daug mėnesių. Ir tie dalykai gali tęstis tik 6 mėnesius, bet jau praėjo daugiau negu 6-7 mėnesiai. Ir aš niekių neišgerimų, kiek pučiau nuliai ir nieks nepažįsta, viskas padaryta. Ir manęs nenutraukia, to nebėra rizikos grupių, yra vaiko atvejų pagalba, vadyba. Ten. Žodžiu, kaip suprantu, šiam plans buvo toks, kadangi buvo darbuotoja ir policija įsivedė mane ten sergančią, nežinia kokiais, tai aišku, kai išvežti. Žodžiu, viską mato, viešus vienintelis ginklas, tam aš ir viešinu vienintelis ginklas. Aišku, prokuratūrą aš vėl kreipiaus dėl tokio teroro. Aš neįsivaizduoju, kas bus, suprantat? Aš neįsivaizduoju, kas bus, taip link to, kad aš neturiu kur gyventi, nes šeimininkai mane neteisėtai išmės į gatvę su kokiais galvažodžiais, ar su policija, nes jeigu šeimininkai taip neteisėtai elgės, kai aš nepažeidžiau jokių nuomos sutarčių, sąlygų, yra jiems sumokėta dar 4 mėnesius į priekį, teisiškai negal grąžinti pinigų ir jie man grasin. Į policiją aš kreiptis negaliu, nes policija patys mane gauda už nieką išvežti nežinia kur. Kam į tą mašiną įsivedė? Kam sakė išjungti telefoną? Kam? Pagalvokit, kam? Kam? Nes taip atrodo. Kam jos man grasina? Kam jos mane terorizavo? Aš sergu, aš gaminu valgyt, toj padėjai šiais vaiks serg, kam man ten vestis dėl pareiškimo prokuratūrai ant policijos?
Suvokėt, kas vyks, čia bet kam taip gal atsitikti, bet kam, kas savo vaiką nenorės atiduoti. Aš nenoriu atiduoti, man liepia atiduoti. Man liepia prieš daug metų parduotą vaiką. Parduoti. Nepardaviau. Tada bandė atiduoti. Motina ištisai sakė atiduoti. Rasa, teta sakė ištisai atiduoti vaikų namus. Visi sakė. Ir kaip suprantu, Edvins, kadangi vis sakė atrink TikToką ir dar jo dėdis prokuroras, aš taip suprantu, susijęs su tuo. Kam jis man liepia atrink TikToką, kai tik TikTokas ir viešumas išgelbėjo dabar vaiką, kad gražintų, kur pagrobė. Kam jam iš vis buvo kateteris įdėts? Kam jam buvo įdėts kateteris, jeigu jam jokių vaistų nedavė? Jam tyrimų nedarė, koronos tyrimas daromas per nosį, per gerklę. Koronos testas daromas per nosį, per gerklę, kam jam kateteris įstatys, paimti intraveninį kraują, kam jį paimti kraujo grupėje, suvokėt? Tai aš suprantu, Edvins ištisai, kad loja atrink TikToką ir jo dėdis prokuroras, taip suprantu, susijęs su vaiko pagrobimu, nes kuris yra iki dabar, mane čia policija vežioja, čia išvežti kažkur banda, to mašinai susodinė, o Edvins nieka, ne? Tu virsiesi, kas tu esi? Kur tas tavo dėdis prokuroras? Tai jis irgi čia susijęs, kaip suprantu, Panevėžio mafija. Panevėžio mafija yra vaikų teisės, policija, prokuratūra man jau padės, dar tikiuos, generalinis prokuroras, aš jį kreipiau, generalinė prokurorė, moteris yra. Jie dar kart kreipiausi asmeniškai, su naujais įrodymais, ir ponia generalinė prokurorė, paskaitykit vėl mano laiškus. Kur dar kreiptis? Prezidentas tai niekinis, kaip suprantu, yra, taigi toks įstatymai tokie, jo galės yra popierinės. Kur dar kreiptis? Nes jūs matot, kad čia vyks nesąmonės. Čia nelegalus dalykai vyksta. Teismas rodė, kad smurta nebuvo, jokia smurta nebuvo. Man atveja vadyba dėl nieko. Dėl nieko. Jokia smurta nebuvo, jokių pažeidimų. Taip kažkada buvau užgerus, mane, žodžiu, padarė tokią situaciją, buvau užgerus truputį vyną, vaiks mėgoja, jau mėgot. Man iš lovos pakėlė, pripučių, išvežė vaiką. Rytą grąžina. Paskambina patį 7 tik pasimti. Rytą. O išvežė tik todėl, kad ir motina buvo Edvins užblokavęs. Mane specialiai, aš dėl manau, kai susijęs. Motina, tipo, ne, visos draugės, visi nieks. Man tai reikėjo, jeigu būtų nors vien žmogus tą minutę atėjęs, būtų jie išvažiavę ir nebūtų jokių ten tų atvejo vadybų. Nes aš nebuvau girta, nebuvau kažką, aš tiesiog išgėriau porą taurių vyną ir nuėjau mėgoti. Ir atvažiavo policija. Bet Edvins buvo mane užblokavęs ir jis aiškina, ką aš geriu. Taip aš išgeriu, nes tą dieną, kai buvo taip, motina specialiai koliavo, pasėmus mano kortelę, visus pinigus pasijėmus, važiavome batus sakyti. Aš YouTube juk pasakojau. Ir buvo 15 laipsnių, kovo 2 dieną, 3 nebežinau, ir aš su vaiku norėjau laukia pabūti 5 minutės ir jinai pradėjo klikti ant vaiką, ten kilo skandalas, kad aš buvau laukia su vaiku ir pasakė, aš dingstu, nebeateinu, trampampam. Ir tada Edvins man iškoliavo už nieką, su kažkokiais kakaliais, ten kažką užblokavo. Tada vaiką tėvs pradėjo skambinėti ir sako, gali priimti ten mane, pernakvoti išmetė ten bobą. Sakau, vaikui valgyti, nors kartą atnešk vaikų valgyti. Ir žodžiu, taip gavos, kad po 10, aš jau užmigdžius vaiką, sudavus vaistus, išgeriau porą taurių vyną, buvau nevalgius 2 dienas, nemegojus taip toliau, išgeriau dar vaistus, metforminą nuo cukraus ir škuipučiau. Ir žodžiu, aš nuėjau gult ir skambin vaiką tėvs, vėl po 10 priimt mane ten, o sakau, ne. Ir tada jis sako, tu išgerus kviečiu policiją. Ir aš nežinau, kaip buvo policija atvažiavo. Ir pirmiausia, dėl ko aš galvau, kad Edvins iškvietė. Edvinai, tu iškvietė į policiją. Nes pirmiausia, nuėjo į paslėptą vietą, kur turėjau kontrabandinių cigarečių. Taip, turėjau kontrabandinių cigarečių. Jie pirmiausia nuėjo ten išrašė aktą dėl kontrabandas. Ir tada davė pūsti. Ir ten žinojo, ką padėti tie keli pakeliai kontrabandinių cigarečių paslėpti. Tai aš dėl manau, kad tu Edvinai tai padarai, nes motina nežinoja, Aivars nežinoja. Tu Edvinai žinojai. Ir tu užsukai su motina surasa šitą košę. Ir tada aš buvau įtraukta į riziką, nes nieks neatvažiavo. Nes jeigu būtų atvažiavęs nors vien žmogus ar atėjęs motina, ar netgi siūlė vaikų teisės jai nuvežti tą vaiką nakčiai su visa lova, ten policija nebežinau, makaluošė buvo. Kiek valandų viskas truko, kol jį išvežė 4 valandas, aš ten maldavau, žodžiu, viskas suplanuota buvo. Viskas suplanuota buvo. Viskas.